O štai Laimutės Stankūnaitės advokatui Gintarui Černiauskui atrodo, kad ta aplinkybė, jau kaltinamajame akte kaip nusikaltimo padarymo vieta nurodomas mažosios mergaitės motinos nuomotas butas, nieko nereiškia. Kaip galima leisti pagrindinę liudininkę ir nukentėjusiąją gyventi pas asmenį, kurį tas pats liudininkas ir nukentėjusysis kaltina nusikaltimu, padarius nusikaltimą? Jinaigi savo parodymuose kaltina savo mamą. Ar jinai yra kaltintoja? Manau, kad ne. Manau, kad jinai dabar apskritai yra tapusi įkaitė ir auka. Bet mergaitė duoda parodymus prieš savo motiną. Ir dabar teismas nusprendžia, kad jinai turi gyventi su savo motina, prieš kurią jinai duoda parodymus. Tai kaip tada gali baigtis šita byla? Palaukit, kokius parodymus prieš motiną duoda? Jinai sako, kad mama matė, kaip ją tvirkino dėdės. Mes turime netgi ir tą vadinamą pedofilijos bylą. Ir jeigu jūs žinote, Laimutė Stankūnaitė nėra niekaip kaltinama šitoje byloje. Tai jokie parodymai prieš mamą neduodami. Mažoji mergaitė neliudija prieš motiną? Netiesa, advokatė. Liudija. Nuolat. Jūs jau girdėjote ir dar ne kartą išgirsite.